Pastaraisiais metais bėgimo Lietuvoje populiarumas išaugo. Organizuojami maratonai, mėgėjų bėgimo varžybos sulaukia vis didesnio entuziastų būrio. Be abejonės sportas sveikata, tačiau bėgiojimas žiemą reikalauja tinkamo pasiruošimo. Kaip ruoštis bėgioti žiemą, dėmesio į ekranus. Pagaliau sulaukus žiemos ir oro temperatūrai nukritus žemiau nulio, visai nereiškia, kad bėgiojimą turėtume užmiršti iki pavasario. Pasak profesionalų, bėgiojimas mažai kuo skiriasi nuo tokių žiemos sporto šakų kaip slidinėjimas ar čiuožinėjimas. Jis puikiai tinka ir žiemą. Jeigu žmogus iš tiesų sumanė pradėti bėgioti lauke ir esant minusiniai temperatūrai, jau -5 nerekomenduočiau. Bet jeigu jisai iš tiesų kažkiek tai yra judėjęs ir labai trokšta didelių norų sportuoti ir bėgioti, tai iš tiesų nėra to kažkokio diskomforto. Pradedantiesiems nevertėtų pamiršti, kad sportuojant dera vadovautis tam tikromis taisyklėmis, kurios padės išvengti traumų ar kitų sveikatos sutrikimų. Prieš kiekvieną bėgiojimą mums reikia būtinai apšilti 3-5 minutės, greičiau paeiti arba tiesiog padaryti pratempimo pratimus, kad organizmas prisitaikytų prie tam tikrų apkrovų. Širdies kraujagyslių sistemą mes ją galime, kaip sakant, užforsuoti per daug. Širdies susitraukimo dažnis yra vienas iš pagrindinių dalykų, kuris lemia mūsų to sportavimo sėkmę. Mes turime pirmiausia apsiskaičiuoti, kokiu treniruojamuoju pulsu mes turime dirbti. Treniruojamasis pulsas yra labai nesunkiai apskaičiuojamas, tai 220 minus amžius. Į dažną klausimą, kokiu paros metu geriau bėgioti, ryte ar vakare, vieno atsakymo nėra. Svarbiausias veiksnys – organizmo biologinis laikrodis. Gal tokį bendrą biologinį laikrodį. Žmogaus didžiausio aktyvumo laikas yra apie 10-11 valandą. Prieš miegą 2-3 valandas, gal ne 2-3 valandas, gal valandą, 2, tikrai nerekomenduočiau, todėl kad bėgioti nerekomenduočiau, todėl kad vis tiek tai yra žmogaus užvalėjimo procesas. Ir tada gali būti sunkiau užmigti. Tai taip, kad reikia labai individualiai pasirinkti šitą laiką. Labai artima savo organizmui. Žiemą kyla pavojus peršalti. Todėl prieš pradedant bėgioti esant žemai temperatūrai, reikia pasirūpinti specialią aprangą ir avalynę tinkančią šaltajam sezonui. Tai yra bendra taisyklė apsirengimo. Tai yra apatiniai. Po to antrąjį sluoksnį mes dedamės tai, kas mus šildytų, nes mes vis tiek bėgiodami išskiriame šilumą, energiją ir kad tą šilumą mums ją laikytų. Ir trečioji, žinoma, trečiasis tas sluoksnis ir viskas aprangos. Tai jisai būtų, kad ar striukelė lengva, kad apsaugotų nuo vėjų. Nes kaip ir žinome, pas mus Lietuvoje visą laiką vėjuota, labai retai, kad būtų iš tiesų idealus oras. O labai svarbu avalynė, be galo svarbu ir viskas labai, kad jinai neperdrėktų, kad jinai būtų neslidi, kad jūs galėtumėte su atitinkamu protektoriumi. Tai yra ir iš tiesų bėgikams skiriama būtent tik žiemai avalynė sportinė. Aišku, kojinės ir tai, žiemą nepamiršti pirštinių ir kepuraitės. Įprasta tampa tai, kad pradėję sportuoti, žmonės ima rūpintis ir savo mitybą. Stengiasi visapusiškai sveikiau gyventi. Mityba turi būti įvairi, pakankama, bet didžioji dalis vis dėlto stipriai ir ilgai sportuojančio žmogaus, sakykime, pastoviai, turi 40% suryti angliavandenį. Tai yra tos pačios avižos, tai yra avižinė košė, tai yra vaisiai mūsų daržovės, tai yra daug skaidulų turintis maistas, tai pilno grūdo, neapdoroto grūdo, duona, makaronai. Bėgimas gerina širdies darbą, kraujagyslių pajėgumą, stiprina imuninę sistemą. Profesionalai bėgiojimą vadina ir puikiu jaunystės eliksyru.